O kas jeigu galingiausia slapta draugija istorijoje niekada nebuvo paslėpta? Tikriausiai jau matėte simbolius. Visa matanti akis, nebaigta piramidė, kompasas ir kvadratas. Galbūt ant dolerio banknoto, galbūt iškalta senuose pastatuose, galbūt paslėpta filmuose, paminkluose ar vyriausybės architektūroje ir šimtmečius juos persekioja tie patys gandai, kad jie daro įtaką vyriausybėm, kad jie saugo paslėptas žinias, kad kai kurie galingiausi istorijos žmonės buvo su jais susiję, nes masonai niekada nebuvo tik kokia nors atsitiktinė brolyje. Įvairiais istorijos momentais prie jų prisijungė prezidentai, prie jų prisijungė revoliucijos lyderiai, bankininkai, generolai, filosofai ir architektai. Visi susirinko toje pačioje organizacijoje ir keisčiausia dalis yra ta, kad kuo giliau tyrinėji masonus, tuo mažiau jie ima atrodyti kaip normali visuomenė. Pradeda atrodyti, kad sistema sukurta remiantis slaptumu. Oficialiai masonai save apibūdina kaip brolyje orientuota į moralę, savęs tobulinimą, drausmę ir bendruomeniškumą. Ir paviršutiniškai tai gali būti tiesa. Tačiau masonai taip pat kuriami ant ritualų, simbolių, iniciacijos ceremonijų ir paslėptų mokymų, kurių pašaliniai asmenys neturėtų iki galo suprasti. Nariai prieina į skirtingus laipsnius. Kiekvienas laipsnis atskleidžia daugiau informacijos, daugiau simbolikos ir daugiau prasmės. Ir vien ši struktūra žavėjo žmonės šimtmečius, nes dauguma organizacijų taip neveikia. Dauguma organizacijų nereikalauja slaptų priesaikų, dauguma organizacijų nekuria iš tiesų sistemų pagristų paslėptomis žiniomis ir vis dėlto masonai tai padarė. Ne metams, o šimtmečiams. Kas kelia klausimą, kokios žinios buvo laikomos pakankamai svarbiamis, kad jas būtų galima taip ilgai slėpti. Oficialus paaiškinimas yra tas, kad masonai išsivystė iš viduramžių akmenskaldžių gildijų Europoje. Tai buvo statybininkai atsakingi už pilių, katedrų, šventyklų ir masyvių akmenų konstrukcijų statybą viduramžiais. O anuomet statybininkai nebuvo vien darbininkai. Jie turėjo specializuotų žinių, kurių dauguma žmonių nesuprato. Geometrija, konstrukcijų inžinerija, sakralinė proporcija, astronominis lygiavimas. Šie vyrai žinojo, kaip statyti pastatus, kurie galėtų išlikti šimtus metų. Ir kadangi jų žinios buvo vertingos, jie saugojo. Jie kūrė privačias gildijas, laikui bėgant turtingi didikai ir įtakingi vyrai pradėjo jungtis prie šių gildijų, net jei patys niekada nebuvo kalę akmens. Galiausiai organizacija transformavosi, statybos įrankiai tapo kažko gilesnio simboliais. Kvadratas simbolizavo moralę, kompasas drausmę, statytojas tapo metaforą formuojančią pačią žmogaus sielą. Ir pamažu masonai tapo mažiau susiję su architektūra ir daugiau su paslėpta filosofija. Tačiau daugelis masonų tikim, kad ištakos siekia daug giliau nei viduramžių Europą. Kai kurių manimų brolijos pėdsakai veda iki Saliamono šventyklos statybos senovės Jeruzalėje. Vienas svarbiausių veikėjų masonų tradicijoje yra Hiramas Abifas, legendinis meistras, statytojas, neva turėjęs slaptų žinių susijusių su šventykla. Pagal legendą prie Hiramo priėjo vyrai reikalaudami atskleisti šventąsias paslaptis. Jam atsisakius jis buvo nužudytas. Ši istorija tapo centrinė masonų ritualo dalimi ir vien tai yra žavu, nes atskleidžia šį tą svarbaus apie pačią organizaciją. Laisvoji mūrininkystė sukurta remiantis idėja, kad tam tikros žinios privalo būti saugomos net mirties kaina. Galbūt todėl senovės architektūra vaidina tokį svarbų vaidmenį jų simbolikoje. Šventyklos, kolonos, geometrija, senovės pasaulis. Visa tai rodo atgal, lyg laisvieji mūrininkai tikėtų, kad senovės žinių fragmentai išliko per simbolius. Simboliai tikriausiai yra labiausiai atpažįstama laisvosios mūrininkystės dalis. Kai pradedame juos pastebėti, jie atrodo esantys visur. Visa reginti akis, nebaigta piramidė, šachmatinė danga, dvynės kolonos, skriestuvas ir kampainis. Dauguma žmonių juos laiko tiesiog dekoracija, tačiau laisvojoje mūrininkystėje simboliai traktuojami beveik kaip slapta kalba. Visa reginti akis reiškia dievišką įstebėjimą. Šachmatinės grindys simbolizuoja dualumą, šviesą ir tamsą, tvarką ir chaosą. Kolonos reiškia perėjimą, žingsnį į paslėptą supratimą. Net nebaigta piramidė turi prasmę. Tai vis dar statomas statinys, vis dar besivystanti sistema. Galbūt būtent todėl aplink laisvuosius mūrininkus pirmiausia ir kilo sąmokslo teorijos, nes kai organizacija bendrauja simboliais, o ne tiesioginiais paaiškinimais, žmonės patys pradeda užpildyti tuščias vietas. Niekur masonų paslaptis netampa įdomesnė nei ankstyvoje Amerikoje. Daugelis vyrų prisidėjusi prie Jungtinių valstijų kūrimo buvo susiję su laisvąja mūrininkyste. Džordžas Vašingtonas, Benjaminas Franklinas, Polas Reviras tai nebuvo paprasti žmonės, tai buvo vyrai kūrę visiškai naują tautą. Ir kai įdėmiai pažvelgi į ankstyvąją Amerikos simboliką,
Masonų įtaka tampa sunku ignoruoti. Nebaigta piramidė ant dolerio kupiūros, visa reginti akis virš jos, paties Vašingtono architektūra, didingi kupolai, obeliskai, kolonos, pastatai, suprojektuoti kaip romėnų šventyklos. Miesto dizainas atrodo simboliškas, apgalvotas, beveik ritualinis. Tai privertė kai kuriuos žmonės susimastyti, ar įkūrėjai darė kažkam daugiau, nei tiesiog kūrė vyriausybę. Galbūt jie tikėjo, kad kūrė visiškai naują tvarką. Tačiau 1826 metais įvyko kažkas, kas visam laikui pakeitė visuomenės požiūrį į laisvąją mūrininkystę. Vyras vardu Williamas Morganas pareiškė ketinąs atskleisti masonų paslaptis. Jis planavo išleisti knygą atskleidžiančią organizacijos ritualus, slaptažodžius ir ceremonijas. Tačiau nespėjus iškilti visai tiesai, Morganas pradingo. Jis buvo suimtas keistomis aplinkybėmis, išvežtas ir daugiau niekada nematytas. Oficialiai joks kūnas taip ir nebuvo rastas ir daugelis amerikiečių tikėjo, kad prie to prisidėjo laisvieji mūrininkai. Visuomenės reakcija buvo milžiniška. Tūkstančiai narių paliko organizaciją, ištisos ložės užsidarė, o per šalį nusirito prieš masonus nukreiptas politinis judėjimas. Pagalvokite, kaip tai kraštutiniška. Slapta draugija tapo tokiem gąsdinanti, kad jai pasipriešinti susikūrė tikra politinė partija. Net ir šiandien Morgano atvejis išlieka viena tamsiausių ir paslaptingiausių akimirkų masonų istorijoje, nes palieka kraupų klausimą. Kokia paslaptis buvo tokia svarbi, kad dėl jo žmogus turėjo pradingti? Laikui bėgant laisvieji mūrininkai atstatė savo reputaciją ir toliau traukė galingus žmonės – prezidentus, karinius lyderius, teisėjus, rašytojus, mokslininkus, bankininkus, vyrus susijusius su įtaka, turtais ir sprendimų priėmimu. Tai automatiškai nereiškia, kad jie valdė pasaulį, bet tai reiškia šį tą svarbaus. Kartų kartas, kai kurie labiausiai integruoti visuomenės žmonės rinkosi tinklaveikloje už tų pačių privačių durų ir istoriškai tokie tinklai formuoja galią. Nes įtaka ne visada reiškiasi viešai, kartais jie reiškiasi tyliai, už uždarų durų, organizacijose, kurias visuomenė vargu ar supranta. Iš čia ir kyla didžioji dalis įtarimų dėl laisvosios mūrininkystės. Ne todėl, kad žmonės tiksliai žino, kas vyksta ložėse, o todėl, kad jie to nežino. Viena keisčiausių šios istorijos dalių yra ta, kad patys laisvieji mūrininkai tapo taikiniais per Antrąjį pasaulinį karą. Adolfas Hitleris slaptas draugijas laikė grėsme nacių režimui. Nepriklausomos organizacijos reiškia nepriklausomą lojalumą, o diktatoriai netoleruoja sistemų, kurių negali visiškai kontroliuoti. Todėl masonų ložės buvo uždarytos, jų turtas konfiskuotas, nariai persekiojami, o kai kurie masonai netgi įkalinti koncentracijos stovyklose. Tai sukuria įdomų prieštaravimą, nes sąmokslo teorijose masonai dažnai vaizduojami kaip visagaliai. Tačiau istorija rodo, kad buvo akimirkų, kai jie patys tapo aukomis, o tai leidžia manyti, kad organizacija galbūt nebuvo viena vieninga jėga. Galbūt tai nebuvo tinklas, kurį skirtingos grupės, vyriausybės ir įtakingi asmenys istorijos eigoje naudoja skirtingais būdais. Tačiau galbūt tamsiausias modernus laisvosios mūrininkystės skyrius įvyko Italijoje. Slapta masonų ložė, žinoma kaip Propaganda Due arba P2 tapo susijusi su politinė korupcija, finansiniais nusikaltimais, žvalgybos operacijomis ir įtariama ekstremistinė veikla. Kai pareigūnai atliko kratą organizacijose, jie rado sąrašus su karininkų, politikų, policijos vadovų, žiniasklaidos vadovų ir verslininkų pavardėmis. Kai kurie galingiausi Italijos žmonės buvo susiję su ją, o tada įvyko viena keisčiausių mirčių per visą šį skandalą. Bankininkas vardu Roberto Calvi buvo rastas pakartas po Blackfriars tiltu Londone. Šios vietos simbolika iškart sukėlė spekulacijas, nes Blackfriars siejasi su senaisiais religiniais ordinais bei slaptomis draugijomis. Ir daugelis tikėjo, kad pati vieta buvo pasirinkta tyčia, kaip žinutė. Ar tai tiesa ar ne, P2 skandalas įrodė šį tą svarbaus. Slapta draugija gali prasidėti nuo filosofijos. Tačiau paslaptis sujungta su galia gali tapti kažkuo daug tamsesniu. Šiandien daugelis masonų tikina, kad organizacija yra kur kas mažiau paslaptinga nei žmonės įsivaizduoja. Joje jie mato brolyją, vietą labdarai, ryšių mezgimui, draugystei ir asmeniniam augimui. Ir daugeliu atveju tai tikriausiai tiesa. Šiuolaikiniai laisvieji mūrininkai išlaiko labdaros organizacijas, ligoninės ir bendruomenių centrus. Daugelyje vietinių ložių pilna paprastų žmonių. Bet net ir taip paslaptis visiškai neišnyksta, nes laisvoji mūrininkystė vis dar veikia per simbolius, vis dar per ritualus, laipsnius ir paslėptas ceremonijas.
Ir tuo momentu, kai žmonės išgirsta žodį paslaptis, smalsumas paima viršų, ypač kai ta pati organizacija buvo susijusi su prezidentais, revoliucijomis, senojo pasaulio architektūra ir šimtmečius trukusią paslėptą įtaką. Tai, kas iš tiesų yra laisvieji mūrininkai. Nekenksminga brolyje, įtakingų žmonių tinklas, senovės išmintį sauganti draugija ar kažkas daug galingesnio. Galbūt tiesa yra sudėtingesnė, nei kuri nors pusė nori pripažinti. Nes per visą istoriją laisvoji mūrininkystė vienu metu buvo susijusi su galia, filosofija, paslaptimi, revoliucija, architektūra ir įtaka. Ir galbūt tas sudėtingumas yra būtent tai, kodėl ši organizacija iki šiol audrina žmonės. Ne todėl, kad kas nors ją visiškai supranta, o todėl, kad niekas iki galo nesupranta. Ir galbūt pati labiausiai neraminanti dalis yra ši. Laisvieji mūrininkai tikrovėje niekada nesislėpė. Jų simboliai buvo ant pastatų, monumentų, net ant pinigų. Beveik taip, lyg jie norėtų, kad žmonės pastebėtų, tik nepakankamai, kad suprastų. Todėl tikrasis klausimas yra ne tai, ar laisvieji mūrininkai egzistavo, tikrasis klausimas, kokias žinias jie laikė pakankamai svarbiomis, kad saugotų jas ištisus šimtmečius. Tai va, draugai, tai kaip suprantu, vieni tų žmonių, kurie žino, kaip buvo kurta senovės architektūra. Nors labai abejoju, kad tai jie susiję su tom statybom. Tiesiog jie yra tie labiau panašu, jog kurie yra užgrovę tas žinias, tikrasias istorijos žinias, ir kurių tikslas jas nuslėpti. Tai va, draugai, šiandien tokia informacija. Dėkui, kad klausėtės ir iki greito.